Sveiki visi sodybų ir nuotykių arba nuotykių sodybose mėgėjai. Argi matot šitą nuostabų vaizdelį? Ir žinot ką? Taigi paskutinė šių metų diena. Rytoj nauji metai. Taip, gruodžio 31. Niekada negalėjau patikėti, kad sėdėsiu kažkada tai vat sodyboje, kažkur tai ir šitaip švęsiu naujus metus. Aplinkui žalia, saulė šviečia, nu, va matot. Bet kaip gražu ir ramu čianais. Jokio triukšmo. Tiesiog tokia gamta vat ir ką. Atsisėdęs aš va dabar ant karališko sosto tokio. Parodysiu. Va čia. Va ant šitų sėdėjau. Ir čia tas vat vaizdas, kur nu tiesiog nuostabu. Ir tos vat ramybės, jeigu jau reiktų linkėti kažką tai naujiems metams, tai jau to tikrai jums galiu palinkėti. Ir netgi perduoti. Iš čia. Turėkit tą ramybę. Džiaukitės ją. Triukšmo visada užteks. O dabar parodysiu, kad čia tikrai aš kalbu. Va. Na, gal matot. Kažkaip tai. Dabar eisim ieškoti šiam laikotarpiui neįprastų gyvybės formų mūsų sodyboje. Ir tokių truputėlį čianais aš jau esu radęs. Žemogės rodžiau prieš mėnesį, kad buvo žemogių, dabar jų jau nesimato, todėl nelabai čia ką yra ir parodyti. Va, braškės, kur atsimenat, juokiausi, kad užmulčiavom su avižom, avižų šiaudais, pridygo čia mums avižų tarp braškių, bet jos jau va nušalo. Ir gerai. To ir tikėjomės. Nušalo ir va bus puikus mulčias. Bet čia labai dar įdomus dalykas yra. Va, pažiūrėkit. Svogūnas. Ava jisai. Ir ką, auga savo ir nieko. Turėsim va šventiniam stalui šviežių svogūnėlių. Geras. Štai čia dar bus vienas nuostabus svogūnas išdygęs. Va. Ir kas jam nei šalnos, nebaisius nieko. Nu. Nuostabu. Čia va tas mūsų sklypelis, kur tos braškės su avižom draugauja. Avižos jau aišku va, draugavo, bet va truputėlį jau ir nušalo bedraugaudamos. Na, sausmedžiai čianais viskas tvarkoje, tenais šilavogės, viskas gerai. Nu va matot, žaliuoja puikiausiai, žemkenčiai, laukai, puikumėlis. Puikumėlis. Galim greitai dar perbėgti į kitą vietą, kur tikrai norėjau parodyti nuostabų jums dalyką. Čia berželiai mūsų, čia viskas puiku. O čia dar šalnų truputėlį yra, va, pašalę. Sakau, šiąnakt va, truputį čia viskas pašalo. Buvo šalnos ryte. Dar net va, apšerkšnijęs berželis, matot? Apšerkšnijęs. Čia dar, nu nežinau, ant šito gal nelabai matosi, bet ant kitų, čia yra kažkokių pumpurėlių, čia tai mūsų šitas riešutas. Čia dar kažkokių pumpurėlių buvo. Va, aha, ką čia dar? Aha, gyvybė, ieškom gyvybės formų, juodoji pušis, ne šitų neįprastų. Įprastoji gyvybės forma yra štai čia. Šitas pušelė papuošta kalėdoms jau papuošėm. Kalėdinė. Šitą naujiems metams, atsiprašau, ne kalėdom jau praėjo. Kai visada čiobreliai žaliuoja puikiausiai. Puikiausiai žaliuojantis čiobreliai. Na, čia tas visas mūsų kalnelis. Įdomybių, gražumų. Va čia va buvogi našlaitėliai. Našlaitėliai šitie puikiausiai čia žydėjo ir va kaip sakiau,
Šiąnakt šalnos ir pašalo. Va, biški pašalo. Bet dar vis tiek matos, kad jie buvo. O čiagi tie kopūstai. Ir va, jiems va, puikiausiai savo. Ir ką? Čia mūsų terasa. Labai daug grožių, tai čia nesitikėkit. Toks metas. Paskutinė šių metų diena. Bet tai dar va vieną dalyką būtinai parodysiu. Būtinai. Pažiūrėkit. Va. Kas čia? Žydi saulutės. Saulutėlės tos gėlytės. Va. Puikiausiai prasiskleidė. Gražiausiai savo žydi. Ir ką? Į ką tu jom? Va, tai tau ir pokštai. Prieš naujus metus tokie va tai ir pokštai. Gandraližiai. Gerai, kad gandrai spėjo išskristi. O matyt, jie taip ir būtų neišskrydę, kai čia tokie orai. Na kągi, einu aš nameliukan jau. Apžvelgėm, kas čia pas mus sodyboj darosi. Tai tiek tada. Iki kitų naujų metų tada. Visiems gerų metų ir tos visos ramybės jums viduje. Iki, ate.